Vieta, kur renkasi linksmi žmonės, čia šalia mano geras pažįstamas, ten pažįstamas, visi mūsų draugai čia šiandien su mumis. Bičiuliai, netempiant į naktį, kadangi aš neturiu tokios iškalbos dovanos kaip mano kolega Modestas, pasveikinkim jį iš karto. Lipkim į sceną. Visi vyrai yra kiaulės. Tai supratau, kai sužinojau, kad žiniasklaida naujoju svajonių jaunikiu pradėjo vadinti Antaną Nedzinską. Į kokį verdantį vandenį man reikia iššokti, per kiek vietų susipjaustyt, ką man suuostyt, kad aš būčiau svajonių jaunikis, o ne Antanas Nedzinskas. Ir jeigu Antanas Nedzinskas yra svajonių jaunikis, tai kas tada galėtų būti šiuo metu Lietuvoje svajonių nuotaka? Man gal galit kas nors pareplikuot? Rosita Čivilytė. Aušrinė Marija. Bernin. Baikit, čia ne apie juodą humorą ši laida. Gerą būtent scenos pasakysiu. Kažkaip vėlgi teko skaityti, kad ypač interviu su senosios kartos aktoriais, kad jų svajonė yra mirti ant scenos. Ne tai, kad įsigyt hamerį, nuvažiuot prie pat Maksimos kasų, susikraut ikrų į bagažinę, užsidėt krepšinio kamuolį ir apšaukt visus, kur jūs čia invalidai statot savo mersus. Bet ne, jie nori mirt. Porą kartų Šapranauskas bandė tai padaryti, bet tiesa, jis tik tai smigo, nemirė. Jie nepagalvoja apie tai, kad žmonės šiaip susimoka bilietus už tai, kad jie pasirodytų ir tai, kad jie jų numirs, tai niekas jiems negražins. Nelaimė. Jie nepagalvoja apie tai, kad scenos darbuotojai turės tuo pat metu toj pačioje vietoje iš karto mest gert ir rūpintis lavonu. Jie nepagalvoja apie tai, kad tuos drabužius, kuris jis dėvėjo spektaklių metu, dėvės jo kolega aktorius. Su šliubo batais nieks nenorėtų ko gero vaikščioti, ar ne? Aišku, yra pora gerų dalykų. Tai, kad tu vaidindamas, pavyzdžiui, kiek aš skaitęs su Romeo ir Džiuljeta, būdamas Romeo, šiuo atveju, tu gali sakyti Džiuljetai, Džiuljeta, ar tu dėl manęs? Ir tuo metu pajunti širdyje labai didžiulį diegulį, jauti, kad viskas. Ar tu dėl manęs išsivalysi bent kartą dantis, s***tu? Kas tu per Džiuljetą, tau 40? Nėra papų. Koršunovai. Aš tau niekad nesakiau. Bet simboliai spektakliuose už... Aš niekad nesupratau, kodėl stoju po vandeniu, kodėl kišu į ugnį. Juokit ir numiršti savo ramus. Po reklamos. Tėtė, noriu sireikos. Imk sireiką. Tėtė, sireika nusibodo, noriu kurtinaičio. Imk kurtinaitį. Dabar čia jums atrodo, kad jums yra sunku su savo vaikais eiti gyvūnėlių parduotuvę. Justai, tu tiesiog nuostabiai kvepi. Kaip gaila, kad tu lochas. Per pastarąsias laidotuvės, kuriuose aš dalyvavau, aš pagavau puokštę.